Sveiki visi pirmos E klasės televizijos žiūrovai. Su jumis aš Rytis Ragainis ir Rokas Kališius ir jūs žiūrite laidą Klausimėlis. Ir šiandien mes apklausime savo klasės draugus. Užduosime 4 klausimus. Pažiūrėkime, kaip jie atsakys. Nieko nelaukia, pradedam. Pirmasis klausimas. Koks buvo įspūdis išvydus naujus klasiokus? Linksminis. Faini. Klasę apibūdinčiau 3 žodžiais. Atėjau, pamačiau ir įsimylėjau ašanus. Iš pradžių visi pasirodė labai keisti. Atėjau klasę, žinai. Jis tokia atrodo. Bet pasirodo, aš buvau neteisus. Visi draugiški, linksmi. Ypatinga klasė. Faini. Nu, visi normalūs pasirodė. Nu ko aš galiu pasakyti? Nu, vaikiokai nekokiai pasirodė, bet mergelis patiek iš pirm kartų toks poikis. Nu, bet dabar aš labai jau myliu mūsų klasę, nenorėčiau skirtis. Apie klasę įspūdis buvo nekoks, nes, nežinau, man atrodo kažkaip labai ramus tiesiog, bet, nu, nežinau, labai ramus, tiesiog ramus, tylus. Mano nuomonė apie klasę, tai aš net nesu jos susidarius, nemėgstu susidaryti nuomonės, todėl ką žinau, ar kada ir susidarysiu. Linksmi. Labai vieningi. Na, pasirodo įspūdis geras. Keliaujame toliau. Antrasis klausimas. Jūsų manimų žodis apibūdinantis auklėtoją. Rūpestingas. Atrodė labai draugiškas. Geras širdis. Rūpestingas. Labai gerbiantis savo darbą. Griežtas. Iškalbingas. Teisingas. Be humoro jausmo. Sportiškas. Griežtas. Nu, toks aфиgens, bet galėtų būti paprastesnis. Geras. Stiprios nuomonės. Gerai, mūsų klasės auklėtojas yra labai malonus. Auklėtojas yra labai rūpestingas. Linksmas, nuoširdus. Rimtas. Fainutis. Auklėtoją gavome tikrai gerą ir stengsimės būti gerais auklėtiniais. O dabar mūsų laidą pertraukė trumpa reklaminė pauzė. Grįšime iš karto po jos. Citrinų skonio mineralinis vanduo Viči. Atgal jėgas! Jūsų kojos apžėlusios kaip meškino, jokie peiliukai jų neįveikia, mes turime sprendimą. Vynus skutimosi peiliukai eina kaip per sviestą. Jokių problemų su vynus peiliukais, tiesiog prabrauki. Ir kojos glotnios kaip delfino oda. Žilet vynus peiliukai. Ateini čia.
dezodorantą? Tu tokio net neturi. Kas norėtų kvepėti kaip tu? Kas net kvepėti kaip tu? Luki, užkask Snickers. Kodėl? Nes tampi tikrai staigiais alkanas. Geriau? Na. Ne. Atsikask dar. Kaip dabar? Geriau. Esi alkanas? Užkask Snickers. Sveiki sugrįžę, tęsėme laidą ir toliau klausėme mūsų klasės draugų. Trečiasis klausimas. Jūsų manimų pikčiausias mokytas arba mokytoja? Informatikos. Biologijos mokyta. Chemijos mokytoja. Biologijos mokytoja. Jie vienareikšmiškai biologijos mokytoja. Taip. Man pikčiausia mokytoja Meinorienė. Vien pamačius šiurpsiai ein. Fizikos. Biologijos mokytoja. Matematikos mokytoja. Keiščiausia mokytoja tikriausiai fizikos. Matematikos mokytoja. Pikčiausias mokytojas tai jaučiu biologijos. Jo. Chemijos. Chemijos. Matematikos mokytoja. Jaučiu, kad fizikos mokytoja, nes labai bijau. Chemijos mokytoja. Matematikos mokytoja. Matematikos mokytoja. Tikimės, kad mokytojai nesupyks ir neprirašys mums dviejetų. Tai tik mūsų nuomonė. Ir paskutinis, bet neprašiausias ketvirtasis klausimas. Jūsų manimų linksmiausias klasiokas arba klasiokė? Rokas ir Karolis. Turbūt, kad Daumis. Ir linksmiausias klasioks Karolis. Rokas, Daumantas. Laura. Karolis. Karolis. Tu ir Rokis, aišku. Rokas. Julius. Linksmiausias klasiokas Rokis. Karolis. Tai čia vienareikšmiškai Vycka. Aišku, kad Jakutis. Rokis arba Vycka. Rokis. Rokas. O linksmiausias klasiokas būtų Rokas. Tikrai mūsų klasėje yra daug linksmų žmonių. Bet labai gaila, laida jau baigėsi. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad patiko. Ir su jumis buvo pirmos E klasės televizija ir aš, Rokas Kališius ir Rytis Ragainis. Iki kitų susitikimų. Nu, ko aš galiu pasakyti? Nu, ne kokiai vaikioką pasirinkti. Kaip man dezodorantą? Tu tokio neturi. Kas norėtų kvepėti kaip tu? Kas norėtų kvepėti kaip tu? Nu, ko aš galiu pasakyti? Gerai, mūsų Asė. Naujo, palauk. Nu, ko aš galiu pasakyti? Nu, pagal. Tai aš ar jau. Gerai, apie auklėtoją. Tu žiūrėk. Žiūri mane. Aš ateinu į klasę, žiūriu vis tą bet pasirodo, aš buvau neteisus. Nu. Pikčiausias auklėtojas yra mūsų mokytojas. Nu, ko aš galiu pasakyti? Nu, ne kokia. Nu, tada. Ne į tas pusės. Na, įspūdis pasirodo geras. Keliaujame toliau. Antrasis klausimas.
Jūsų manimų žodis apibūdintas auklėtoja. Roki, ką tu čia dirbi? Pusę valgau.